Nu ką, gyvi, mes ruošiamės išplaukti iš čia, iš Žirmūnų žiemos uosto, tai pavadinti, iš tokios pelkės, išplaukti Kauną. Ten tolumoje kanojos atplaukė, kraunamės daiktus ir judam. Labas. Jie plauks su Arūnu. Labas. Labas. Norėtų. Sveikas. Labas. Labas. Sveiki. Labas. O, Laukiau, labas. Tu kada plauksi. prieisiu, ne. Sveikas. Čia koks? Nes viskas, kas buvo su manim planuose, kažkaip tapo mano. Klausė? O kas vaikus? Prisikabinė. Tau mažesnė. Didesnė yra didesniam. Gilio. Ne, tai Nu taip, čia tau kraujas, ne? Čia, Čia tau kraujas, ne? čia šitą kaip, čia kaip gydytojai. Nu, patikrinam. O, sekantį. Gerai, imas. Tvarkoj. Kas sekantis ateis pasitikė? Ateik čia pasitikė. Save pasitikrink pirmą. mes Lukui galėsim sudėti daiktus. Anirklintas? Nu, tu apie kurios kalbėt? Kanojus? Padarom selfie. Pagal svorį, žinai, pagal svorį. Nu viskas, palieku kameros mikrofonų namų saugotojai ir kelsimės jau į kažkokias kitas kamerytes. Linkiu tau gero savaitgalio, ne kad būtų lengva, kad vaikai klausytų. Tau lengvesnė savaitgalė. Iki. Išplaukėm pagaliau žemyn upę į Kauną. Nu, aišku, dabar pro Vilnių plauksim. Dabar va jau Vilniaus laivai, tie pramoginiai jau plaukia. Pirmos bangos, truputį baisu, bet praplaukiam, išgyvenom. Valentinai, ko nosį nukabinės? Nukabinės telefoną žiūriu, bandau kažką Nukabinės nosį telefoną. papuoti. Ten matau, hebra krykštoja per bangas šakinėdami. Gerai, Vilniaus pramogos, paskui bangų nebus. Tokių, nes laivų nebus, nes gylio nebus. Mums prieš akis 170 km. Lauksim, šiandien tikimės pasiekti Vievio tiltą. Ten nekvotume, jeigu būtume apie 8 valandą, o kai būsim, bus matyti. Dar aišku, Čiobiškis, nuo Čiobiškis dar toliau, Kernavė, Karamzinai, Karmazinai tie, tai bus matyti. Tobuliausia turbūt būtų prie Vievio tilto nakvoti. Lemma. Jo, banguoja neblogai. Kiek čia daug laivelių visokių, kiek čia daug veiksmo šitoje atkarpoje. Aišku, čia nei pirma ir paskutinė tokia, paskui jau bus tik tai žaluma ir krantai keisis, status, pievos, medžiai, skardžiai. Tai pirmi 100 kilometrai daug veiksmo, daug įspūdžių. Bet ir banguoja taip visai nemenkai. Truputį čia yra baimės, man bent jau šitaip atvirai viską įsidėliojęs daiktus. Kameras tai truputį yra tokios baimės, kad apsivers galėtume. Šiaip nesu taip apsivertęs, bet visada gali būti pirmas kartas. Kontrastas. Tie laukiniai, o ten dangoraižiai. Ką tik kirtome statomą tiltą, kitą kartą, kai jau kirsim, tikriausiai jau bus pastatytas. Tai va, fiksuojam dabar momentą, kai dar tilto nėra. Praplaukiam Seimą, praplaukiam pedagoginį tiltą, dabar Žvėryno tiltas, sekantis Liubarto ir Vingio parkas. Tada Vingio parko tiltukai, Gariūnų tiltukas ir viskas. Ir būsim išplaukę į plačiuosius vandenis. Kur dings ryšys, tikėtina dings ryšys. O, žiūrėkit, bičiuliai, kur plaukia. Pro vidurį. Namukas pro ten plaukia. Plaukiam dabar pro Žvėryno tiltą, tas, kuris namuką sulaužė galutinai, tas smūgis, kur buvo, dabar čia aš įdedu. Čia, jo, dabar plauksim namuko
keliais, taip sakant, kur jo dalis pasklido po upę, tai mes ten plauksim, rinksim šiukšlės. O vieną nubaudėm, išleidom vieną plaukt, nes jis įkandžiasi, tai jis plauks vienas, izoliuotas. Jam karantinas. Prie tų laiptų buvo namelio laidojimo vieta. Plaukiam link baržos bazės, Remigijaus botsmanas ir visa kita flotilė jo. Uostas, ne flotilė. Paskutinis tiltas ir plaukiam toliau. Jau iš civilizacijos plaukiam į laukinę gamtą. Dabar negaliu kalbėti, plaukiam dabar. Aš uždarėjau, Gintaras sako, daryk laivą į grupę. Tai vat darau laivą, visiems persiųsim kamerą. Ir galit perduoti ką nors. Noriu pasakyti, kad labai pasigailėt, kad neplaukėt su mumis. Sekmadienį būsim! Oh yeah! Įveiksim iki sekmadienio. Toks planas. Puikus oras, kelionės pradžia. Dar toli. Liko 49 dienos iki plaukimo aplink Manhataną. Šiandien randamės kol kas dar Vilniui. Už kelių dienų būsim Kaune. Ruoniai nedrugeliai neskraido. Ruoniai plaukia. Samplauka. Turite pratesti tą. Ir vienas va. Ruoniai nedrugeliai, neišdirbti, net cukrus. Jo. Padėkit, prašau! Padėkit! Lukas nesenai grįžo, Santiago kelią visą praėjo. Tai jisai turi raumenį. Biškis stogas nuvažiavo. Jis dar eina. Biškis dar. Laukiniai transliacija baigia. Ruoniai. Laukiniai ruoniai. Kas vyksta, Simonai? Nu, matom lengvą slenkstuką. Nuplaukėm 31 kilometrą. Ir ties čia bus pabaiga. Aš parodysiu iš viršaus. Laikykit baidarę! Vairuokit! Tiesiai! Irkluojam! Dešinė pusė irkluoja! Laikykit valtį, Gintarą, laikykit valtį! Panika! Laikykit valtį, tiesiai! Panika! Visi irkluoja! Niekas nepanikuoja! Irkluojam! Dešinė pusė irkluoja! Jeigu galvoja, kad mes čia susirinkom ramiai paplaukoti, tai ne! Nedaug liko! Va! Čia tau ne Manhattanų plaukė! Ei, irkluojam jau į tą už kampo. Irkluojam mūsų pusę. Taip, žvejų vieta. Va, gerai, čia stos. Kitas telefoną paimu ir išeinu, noriu eiti pafilmuoti Luką. Einam pamyšti. Nuplaukėm 34 km. Nei sunku, nei lengva, tiesiog reikia irkluoti. Buvom sustoję, palaukėm, pasikeitėm irklentininką. Truputį bangelių užgaudėm smagių. Smagus buvo smagimo atkarpa. Plaukiam toliau. Plaukiam jau lygiai 5 valandas. Mus lenkia. Plaukiam 39 km. Kaip jūs drįsot? Tu jau lipai pavargus. Man
atrodo, kad perskilo mano stikliukas. Jis kažkokius mėto šešėlį žiūri. Va. Va, mato, toksai va yra. Man atrodo, reikia jį nulupti. Aišku, dabar kamera turės riziką būti pažeista, bet neturėsim tų šešėliukų. Šiaip jau nuplaukėm 51 ir dabar yra po 9:20 minučių. Vieną plaukikę paleidom, Jutą. Jinai nubėgs užkurt laužą, nes čia tokia kilpa yra, tai pagalvom, kad bus greičiau, jeigu jinai nubėgs, negu kad kol mes nuplauksim, tada užsakysim katilą, tada kol vanduo užvirs ir, žodžiu, pabandysim taip sutaupyti laiko. Gerai, čia ar stojam? Jo. Nu, tu aš jai prašau. Nu va, 55 km šiandien. 55 km. Sveikinu pasiekus vietą. Vakarinę vietą. Problemų buvo, bet nieko nėra neįmanoma. Kokios problemos? Banguoja, akmenų porą beveik kabinom. Nu ir sviravimas tas toks nemalonus, porą kartų vos neišsivertė. Jo, sviravimo buvo. Mes vieną kartą į akmenį pylėm, man atrodo yra ta vieta filmuota. Aš tai telefoną žiūrėjau, užsižiūrėjo mūsų vairininkas, kažkaip tai mes šonų į akmenį pylėm. Bet visi sveiki, nieks neapsivertė, va ir paskutiniai parplaukė. Ta, kur mes išsiuntėm apžiūrėti iki tilto, tai gaunasi, kad dabar 5 km reikia grįžti. Nu, bet Juta, ačiū tau, tu stojam! Apžiūrėjai tą vietelę bent jau. Čia stokit, čia stokit! Oi, profesionaliai! Sveikinas finišavus šiandien. Gyva? Jo, bet žiūri šalta. Čia tau ne Manhetteną plaukiat. Čia su laukiniais. Lechai čia gilu. Dok. Gilu. Atplaukiam. Atplaukiam šiandien. Nu, žinai, kiek nuplaukiam? 60. Ne. 55. Tiek, kiek man metų. Dėl to aš su baltom pirštinėm atplaukiau. Nesišalai? Šiaip ne, kai judu tai gerai, kai sustoji, tada šal. Žinai, kodėl su baltom. Taip, čia kaip čia taip nutiko, kad jau po 12:25 mes pavalgę, jau dalis ir miega, čia tik dar keli bimbinėjom, bet žodžiu viskas, diena baigėsi, pirma diena įvyko viskas saugiai ir gerai. Einam miegoti, ilsėtis ir rytoj plaukiam toliau. Rytoj daug kilometrų laukia, kad pasiektumėm sekmadienį Kauno. Nėra jis taip arti, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, tas 170 km verčia visai pairkluoti. Tai ką, eisim keltis ryte ir irkluosim toliau.